atėjau, palikau pareiškimą, kad norėčiau pasimti savo santaupas ir man liepė ateiti šiandien. Aš atėjau ir uždaryta. Ir ten pasirašiau. Parašiau, kad aš sutinku, kad man atiduotų antradienį. Tai va šiandien ir atėjau ir prašau, viskas uždaryta. Per televiziją titrai Lietuvos ryto, per Lietuvos ryto televiziją, kad Romanovas neturi pinigų mokėti krepšininkam. Ir man tokia mintis kilo, kad kažkas tai negerai. Aš buvau Palangoje ir susigundžiau procentais ir, žinoma, abejodama, bet... Pensiją tai atgausiu, bet tai nepatogu labai. Kaip šitaip galima? Tai aš įsivaizduoju griūvą, tai gali, kas griūti, namas gali sugriūti, ten stichinė nelaimė kokia nors, šiagi vis tiek kažkaip tai. Reikės kažką tai daryti. Net daug, 18 000, bet dėl manęs tai daug. Tai vienoje 4 000 Unijoje stovi, dabar čia kažkas baisaus. Palūkanos buvo geros, tikrai, kad kitur būdavo po 2, o šitą ten po 4, norėjusi taip, tikėjausi, kas galėjo tikėti, kada šitai bus. Banke laikome, bet ir patikimesnių bankų. A ką jam galas? Kad jūs jau, reiškia, čia. Man patinka, kada bankininkams biški užpakalį paspardo. Jėga. Teoriškai, filosofiškai, ekonomiškai bankai neišvengiamybė. Tai yra būtina struktūra, kuria turi būti, reiškia. Tik tai reikalas, kad, reiškia, kas valdo ir kaip valdoma. Tai visada, man atrodo, valstybė yra 10 lievų bankų ir porą gerų. Kodėl jums šitas bankas atrodė nepatikimas? Ūkio? Taip. Kad čia labai keičiasi afišos, reiškia, tai vienas, tai kitas, tai trečias, reiškia, kažkas tai blogai. Vilniaus bankas sėdė savo normaliai visose tose patalpose, kaip pradėjo.